Marius Vaščiaga, Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas, diplomatas ir ilgametis ES pareigūnas, dirbantis Europos institucijose nuo pat Lietuvos įstojimo į ES. Šiandien jis vadovauja Europos komisijos atstovybei Lietuvoje ir atstovauja pačiai komisijos pirmininkiai Ursulai von der Leyen. Prašom. Sveiki, labas rytas. Pasižymėjęs keletą tokių minčių, tai kad nepamirščiau pasidedu, bet gal iš čia pakalbėsiu. Ačiū labai už kvietimą. Labai svarbios ir rimtos temos, kurias rengėtės nagrinėti. Iš tikrųjų, turbūt po vakar dienos, po šios nakties ir apskritai nuo sausio mėnesio tokių daug labai įvairiausių rimtų temų analizuojame ir žiūrime ir geopolitinių, ir viso pasaulio mastų svarbių. Ir dabar po vakarykščių įvykių ir po šio ryto von der Leyen atsako turbūt visiems svarbiausia yra muitai. Ir visi galvoja apie muitus ir apie muitų tarifus ir kaip čia mes tvarkysimės, nes į muitų tarifus, kai kalbame apie juos, čia turbūt kalbame ne tik apie prekes, bet lygiai taip pat ir apie paslaugas ir lygiai taip pat ir apie skaitmeninės paslaugas, kurios keliauja iš vienos Atlanto pusės į kitą nuolatos. Bet čia, aišku, ne muitų fanai, aš įsivaizduoju, yra susirinkę, o daugiau technologijų fanai. Tai kalbant apie technologijas, aš manau, kad mes Europos Sąjungoje, ypač turint tokią sudėtingą geopolitiką, turime galvoti visų pirma apie namų darbus ir ką turime pasidaryti čia. Ir kalbant apie namų darbus, tam tikri dalykai, kurie buvo pateikti Draghi ataskaitoje, pakankamai gal daug kas ją ir girdėjęs, vasarą pateiktoje Draghi ataskaitoje, jie mūsų nedžiugina. Nedžiugina dėl to, kad didžioji dalis visų didžiausių įmonių technologijų srityje nėra europietiškos, jos yra už Atlanto užaugusios ir mes dominuojame pasaulį, tuo tarpu kiek kitokiose technologijose ir kiek kitokiose dalykuose nei tokios pačios naujausios skaitmeninės technologijos. Tai štai dėl to turime žiūrėti, kurgi tos problemos ir Europos Sąjungoje mes tą darome ir žiūrime ir galvojame, pasižiūrėję į startupų kiekį, matome, kad jų kaip ir pakanka. Bet kažkurio tai momento augimo srityje tie startupai pasimeta ir iškeliauja į kitas jurisdikcijas ir užauga į didelės įmonės ir vienaragius dažniausiai kitose jurisdikcijose. Tai būtent į tai nukreiptos šios Europos komisijos, kuri pradėjo savo darbą gruodžio 1 dieną, šios Europos komisijos kadencijos pastangos. Į ką tai susiveda? Tai susiveda į verslo įsiklausimą. Ir įsiklausant į verslą, vienas pagrindinių dalykų, kurį mes girdime, tai, kad reikalingas supaprastinimas, taisyklių supaprastinimas daugeliu atveju. Todėl šios Europos komisijos prioritetas numeris 1 yra biurokratijos mažinimas, taisyklių supaprastinimas. Man beje buvo ne vienas sykį užduotas klausimas, dar kuomet tie prioritetai buvo pateikti Liepos mėnesį, kodėl ne gynyba, kodėl supaprastinimas, į ką atsakymas yra, kad supaprastinimas reikalingas tiek gynybai, tiek konkurencingumui, nes supaprastinimas ir verslo konkurencingumas yra garantas normalios, geros, veikiančios stipriai ekonomikos. O jeigu ekonomika veikia stipriai ir gerai, tada atitinkamai užsitikriname ir pakankamas biudžeto pajamas, o jas užsitikrinę galime užtikrinti ir viešasias paslaugas, tarp jų ir gynybą ir saugumą. Ką mes jau padarėme supaprastinimo srityje? Tarp kitko, šioje salėje praeitą savaitę teko diskutuoti su šitie kita bendruomenė, su žaliojo kurso bendruomenė, kur gavau iš tikrųjų pakankamai tokią sudėtingą diskusiją, nes žaliojo kurso bendruomenė nebuvo iki galo patenkinta supaprastinimais ateinančiais įvairiausių ataskaitų teikimo srityje. Bet, man atrodo, galiausiai išsiaiškinome ir čia šioje bendruomenėje galiu pasakyti, kad ne tik
žaliojo kurso srityje tie supaprastinimai ateis, bet taip pat jie palies ir skaitmenizacijos sritį. Jie nepalies tų dalykų, kuriais mes didžiuojamės ir kuriuos mes pasiekėme per praeitą kadenciją. Ir čia aš kalbu apie 2 didelius teisės aktus, kurie buvo priimti, tai yra skaitmeninių paslaugų aktas ir skaitmeninių rinkų aktas. Mes esame įsitikinę, kad turime galėti savo jurisdikcijoje Europos Sąjungoje reguliuoti, tokį visiškai, kiek reguliuoti čia, aišku, visada diskusijų objektas, bet turime galėti reguliuoti tai, ką gauna mūsų vartotojai. Nėra taip, kad online pasaulis turi iš esmės kažkaip tai visiškai skirtis nuo offline pasaulio. Jeigu dalykai yra nelegalūs offline pasaulyje, realiame pasaulyje, tai mūsų įsitikinimu jie taip pat turėtų būti nelegalūs ir online pasaulyje. Ir atitinkamai iš to išeinant ir ateina reguliavimo įvairiausi momentai. Kaip žinome, čia esame Lietuvoje ir gerai suprantame grėsmes ateinančias iš nedraugiškų jurisdikcijų esančių visiškai šalia Lietuvos. Ir labai dažnu atveju taip jau atsitinka, kad tos jurisdikcijos pasinaudoja taip pat ir skaitmeninėmis technologijomis arba įvairiausiais socialiniais tinklais tam, kad pasiektų ne visiškai tokiais mums priimtinais, mūsų visuomenė ir bendruomenėje priimtinais būdais mūsų bendrapiliečių širdis ir protus. Tai dar viena iš priežasčių, kodėl turime tokį skaitmeninių paslaugų aktą ir su tuo skaitmeninių paslaugų aktu ir jo įgyvendinimu keliausime į priekį ir čia kažkokių tai sustabdymų tikrai nenumatome, kaip tik atvirkščiai įgyvendinimas tik įsibėgėja. Bet tai nereiškia, kad mes orientuosimės tik į ten kažkur dereguliavimą, kitur reguliavimą. Ne. Mes turime sukurti sąlygas būtent Europoje kurtis naujiems verslams. Ir todėl eilė kitų iniciatyvų, kurios ateis toje srityje. Viena iš jų tai yra kvantinė kompiuterija, kuri norime, kad Europoje turėtų iš tikrųjų savo stiprią ir aiškę vietą. Tai štai vienas iš darbų barų yra būtent ten. Kitas darbų baras, kuris irgi susijęs su ta pačia galingesnė kompiuterija, yra dirbtinio intelekto vystymas. Šiai dienai mes turime apie 17%, taip skaičiuojant pasaulio mastu, net nežinau ar pavadinti rinkos, nes, žinot, dirbtinis intelektas greitai besivystanti technologija ir daug kas yra tyrimų ar bandomųjų kažkokių tai tyrimų etape, bet mūsų skaičiavimais apie 17% to, kas vyksta dirbtinėme intelekte, vyksta Europos Sąjungoje. Ir norėtųsi tą procentą didinti, nes tai yra ateities technologija ir čia taip pat bus Europos Sąjungos iniciatyvos su vadinamaisiais dirbtiniam intelektui skirtais, mes jas vadiname AI factories, nežinau ar lietuviškai tinka vadinti fabrikais, bet tiesiog sudaryti infrastruktūrinės galimybės vystyti dirbtinį intelektą būtent Europos Sąjungoje. Ir trečias dalykas, kurį aš norėčiau paminėti, čia mes galime kiek norime kalbėti apie atskiras iniciatyvas ir apie atskiras pačias technologijos dalis, bet norėčiau paminėti iš tikrųjų investicijų poreikį, nes visos šitos technologijų sritis, apie kurias aš kalbu, jos reikalauja be galo didelių investicijų. Ir čia tikrai nepažadėsiu, kad būtent viešosiomis investicijomis galime išspręsti tą investicijų trūkumo problemą, bet kaip ją mes galime išspręsti, tai iš tikrųjų geriau pasitelkdami privačias investicijas. Ir štai praeitos savaitės pasiūlymas, kurį padėjo ant stalo Europos komisijos kolegija, kuris yra susijęs su investicijų ir santaupų sąjunga, jis būtent į tai ir nukreiptas. Iš tiesų, Europos Sąjungoje turime daug lėšų privačiame sektorėje, tiek per pensijų fondus, tiek per indėlius, kuriuos žmonės laiko bankuose.
Ir tie pinigai dažnu atveju irgi nenukeliauja į mūsų finansų rinkas ir atitinkamai nepasiekia mūsų ekonomikų per investicijas. Todėl tikslas padaryti taip, kad jie labiau liktų čia, nepriverčiant kažkaip tą daryti, bet daugiau sukuriant sąlygas, kad būtent pradžioje gal nueinant į ES kapitalo rinkas, o vėliau atitinkamai pasiekiant įvairiausius investicinių fondus, kad tie pinigai liktų čia ir kad užtektų naujausiams investicijoms lėšų iš mūsų pačių čia Europos Sąjungoje. Tai keletas, žodžiu, tokių, čia yra tik sveikinimo kalba, neteko grįžti, manau, kad paminėjau visus elementus, keletas tokių dalykų iš mano pusės, linkiu gerų diskusijų, Europa yra labai stipriai šioje srityje ir nori būti labai stipriai. Aš turiu omeny Europos Sąjungos lygmenių, žinoma ir kiekvieno nacionalinių lygmenių, bet ir Europos Sąjungos lygmenių. Todėl labai džiaugiuosi šitą diskusiją ir džiaugiuosi galėdamas kažkiek tai prie jos prisidėti ir linkiu įdomių įžvalgų. Ačiū.